Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien. Oho, nu grožis tai neišpasakytas. Tik pasakoje galiu pamatyti tokį dalyką. Rugpjūčio 10 diena, sekmadienis, rytas, 7 valandos. Tai šiandien jau sekmadienis. Taip, kavą jau Laimutė savo išgėrus. Jau išgėjau savo. Eisim dabar valgyti makaronų su dešrelėm. Rūkas dar žemai, jau nusileido rūkas. Jau leidžiasi, jau ir minutės. Va, jau motociklistas mūsų kaimynas susipakuot baigė. A, jis valgė, mačiau tik traškučius. Eisim mes valgyti ir bandysim važiuoti, kuo anksčiau važiuosim, tuo bus lengviau, nes jau. nebus taip karšta. Taip. Na ir kas čia mūsų per valgys dabar? Nežinau, kažkoks mišinys. Kaip čia mes valgysim. Aš tai taip sakau, im dešrelę, kas dešrelį semt makaronų, tokia pusiau sriuba, pusiau košį. Labai gerai. Ir kas pomidorų. Ir pomidorą. O duonų keistus, kur vakar pasėjimai, nereikės tau. Čia tai, kur vakar pasėjimai. Paprašym poros riekučių duonos, tai davė veltui. Reikia nusipirkti duonos, jei rasim parduotuvę. Paliekam savo kempingą 8:20. Šio kempingas visai šalia sienos, ar Bosnijos Hercegovinos ir Juodkalnijos. Nu ir ką važiuojam užkariauti Juodkalnijos kalnų. Pirmin. Pirmyn, grumsimės su jais. Tai čia iš karto stumsimės. Iš karto. Važiavimų nebus. Ne. Bet kol kas dabar dar nekaršta. Dar nepervargę. Dar nepervargę. Nu. Pasieniai. Tai eilutė nedidelė, bet eilutė. Eilutė vis. Nu, o mes į kalniuką. Montenegro, kokie greičiai, žiūrėk, 100 kilometrų. Nu, autostradoj. 7% įkalnė. Įdomu, kiek jinai tęsis. Tai va, užfiksuok kiek. Ai, tai čia Taigi nulis. Nuo nulio ir pradėjau. Nuo nulio. Čia nuvažiavom 100 metrų. Čia šalta. Ai, pažiūrėsiu, koks aukštis. Pasižiūrėk. 4,89. 4,90. Jo, gražu. Gražu. Saulė apšviečia. Gerai, kad neapšviečia mūsų kelio dar. Gražus vietos. Gražu pasižiūrėti. Tik labai sunku stumtis. Statumas didžiulis, 8%. Labai didelis. Nu, iš čia dar gražiau. Tarpeklis upės nesimato, tik girdėti. Saulė jau pradės šviest ir į mus tai nebus smagu. Da, kiek važiuosim šešėlį? Dar kurį laiką važiuosim šešėlį. Beveik 3 kilometrus nusistūmėm. Tiesa, nuo 2 kilometrų galima buvo pavažiuoti, nes jau nebuvo toks status. Na, važiuoti labai lėtai, aišku. Pirmų bėgučių, bet 3 kilometrai už kilom buvo 4,90, dar 6,60. 170. Beskileisimės, aišku. Dviračiai sutikom, tik ką prasilenkime. Pirmą kartą kiek keliaunam. Jau gal antrus sutinka. 2 savaitės baigėsi. Viena mergaitė, kur buvom. Ant suoliuko ilsėjausi. Miegojau ant suoliuko. Bet dabar sutikom žmonės irgi, vyras su moterimi, su krepšiais. Matosi, kad keliautojai tokie kaip mes. Viski sustojom, nes buvo skelbimas voda zapičia. Bet kad nematyt. Bet pažiūrėsim čia. Telė kaip visur prišiukšlinta, kaip ir nežinia, kaip čia bus toliau šito Juodkalnijoj. Čia nelabai gražiai buvęs kažkoks kioskelis. Tai gražu. Pažiūrėsim čia į prarają.
važiuodami matėm užrašą, kad vada pytie, geriamas vanduo. Voda Zapičia. Ai, voda Zapičia. Nu, aš jau kitap čia perfrazavau. Bet aš apsidairiau, niekur nėra, o va kapšulniukas gėliai. Nu, su vandeniu čia tikrai irgi taip kaip Ispanijoje. Prileisiu šaltų. Prileis nėra bėdos. Kroatijoje buvo sunku. Nu, ten neatsimenu, ten tik parduotuviai pirkdavom. Dabar čia rašė, vaizdas turi būti gražus, tai va te toli matom. Šaltas, tai net gert per šaltą. Jo, pavėsinę užilpsim pažiūrėti, ar te tikrai taip gražu. Nu, va čia gražus vaizdas, norim save pasirodyti. Upės ir kalnų fone. Ten matosi žemai, toli upė. Nu, netoli, bet tai labai žemai. Žemai. Va, tas lėnis žemai giliai Taros upė, bet jinai tarpais žalia. Va, tikrai žalia. Ir va viršui kalnai. Aukštis didžiulis čia. Aukštis didžiulis, va. Kaip gražu. Ir kaip šlykštu. Va, Britku. Ant suoliukų užrašyta. Park prirodė lyva. Ar piva. Park prirodė piva. Gražu ir didinga po galais. Tie kalnai didžiuliai. Tai toliau atsiveria gražesni ir gražesni. O, kaip gražu. Leidžiamės dabar į pakalnę, net šiek tiek vėsoka, trumpom rankovėm, bet nešalta. Oi. Nežinau, ar viršūnės matosi ar ne. Kalnų. Aha. Oho. Nu, grožis tai neišpasakytas. Stojam. Galim sustot. Grožis neišpasakytas. Nu jo. Pasaka. Bet čia upė nedidelė, matai? Tik pasakoje galiu pamatyti tokį dalyką. Nu, eik tu Krioklių savo. kol kas nesimatė. Sakau, tik tai atvirutėje gali tokį pamatyti dalyką. Eik tu savo. Nu gerai, važiuojam. Tiesiog nežinia ką ir filmuoti. Čia viskas taip stebuklingai gražu, kad neįsivaizduojama. Čia mes sustom, bet neturim į kur dviračius atremti. Tai laimutė laiko aš čia atėjau pafilmuoti, paskui jinai ateis. Nu, tiesiog pasaka. Pasaka. Vis dėlto ne veltui čia atvargom. Net baisu važiuoti arti krašto. Baisu važiuoti. Vorelės nėra. Ai, čia nereikia degti šviesų. Ai, čia tuneliukas. Važiuojam, nestojam čia. Ką? Nestojam, važiuojam čia. Gerai, važiuojam. Čia nėra ko stot. Eina sau. Eik, pažiūrėk, čia reikia gal sustoti, na koks vaizdas. Matai? Jėzau, palauk, sustosim. Stojam čia, va visi sustoja. Eik, tu sau. Ei, Jėzus. Kur čia geriau sustot? Va čia. Aha. Ai, čia nedidelis. Bet vis tiek reikia. Ne, tai vis tiek reikia tunelį. Reikia ir visai nesistengsiu važiuoti į patį kraštą. Ai, vada automobiliai apšviečia. Tai ir toliau važiuojam. Taip. Į kitą. Gerai. Nu, pasaka. O, Jėzus. Daugiau nieko nepasakysi.
Daugiau nieko nepasakysiu. Žavu, gražu. Ai, čia nedidelis. Čia per 3 kokius pravažiuosim iš karto. Aha. Eina savo. Pasaka. Taip. Nepatikėsi, kad taip gali būti. Tik pasakoj. Nu. Dar vienas. Gerai. Ai. O, čia pravažiuojam pro uolas. Eina savo. Pilna. Ir dar vienas. Ai, Jėzus. Nu jo. Kalnyje. Kat. Grožis neišpasakytas. Nemokyt, nei perduot negali. Kai jau filmikus darysim atsias. Nu jau turbūt baigsis. Reikia už posūkio pavažiuoti ir sustot. Pažiūrėti. Nesupratau, ką sakai. Sakau, jau turbūt baigsis, bet reikia toliau pavažiuoti. Ai, dar bus su tuneliuku tikriausiai. Da, bus tuneliu. Kaip sunkiai dviratis stumėsi. Bevažiuojant pastebėjau, kad tuneliais čia gyviai, kad mano nedega priekinis žibintas. Tai dabar važiuojam dviese. Aš užsidegu užpakalinį žibintą, Laima priekinį. Ir važiuojam. Nu, dabar stumėmės, kadangi čia įkalniai dideli. Ir šitaip tunelis dabar įveikiam. Viskutį stabtelk, palauk mane. Gerai. Gali važiuoti. Važiuot? Taip, gali. Ne tik tunelis. Valio, bet ir iš šonus. Kažkokį tunelį. Į kokį kaimelį. Tai važiuojame. Šito kokį čia kaimelį, kad čia nėra kelių. Čia tik Tai, kad pradėta ai, dar. tai ten rodė kitur. Važiuojame prie tos tvoros sustosim. Čia gal aikšteliukė bus kairiai. Gal ir aikšteliukį. Tai galim į ją varytis. Ai, čia panoramik. Kažkokia aikštelė. Ai, dešinėje yra aikšteliukė. Yra. O čia kur veda. Ir dar šviesos dega. Į Maratinėje. O, Kažkokį. čia hidroelektrinė. Nu, O, aš sukuosi. taip, gerai. Prie šitos hidroelektrinės Dasa paburčiai. išėjo Prieš. darbuotojas, alio, no parking, uždėta, kad gražus vaizdas. Šis žmogus. Kažkaip keistai. Rožėkis, bet nesustok. Čia jezero Rivsko. Pivsko. Tai kada buvo Rika, tai Pivsko. Tai čia viskas aišku. Tenai buvo, atsimeni, pivo. Park prirodo pivo. Ir čia Nu. Pivsko, reiškia pivo. gerai. Jo ežerų vadinasi ir Užtvanka. Tas užtvanka. Aha. Tai važiuok prieš kalną pirmą. Čia nestatu, ko gero, važiuotojais. Kur man važiuoti? Manau, nestatu galima važiuoti. Gerai, bandyk, aš dar biskį pasivarysiu. Pasigrožėsiu uolom. Bandyk.
Aš dar pasivarysiu. Tunelį sakiau. Varysimės. Stumsimės. Žalias kažkoks Ežeras, vanduo. žalias. Kokia čia spalva vadinasi? O Jėzus, palauk. Užmiršau, būdavo Toks. siūlai tokios spalvos. Tikrai, tikrai. Smaragdinis ežeras. Va, smaragdo spalva, teisingai. Tuneliai, 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 tuneliai. Šalia. Kaip gražu. Kaip gražu. Šiandien vaizdai kol kas nuostabus. Nuostabus vaizdai. Netolėlė reikia stot. Vėl uolos. Be galo Čia gražu. taip gražu viskas. Nu. Bosnijos Taip gražu. kalnuose taip nebuvo gražu. Ne, nepalyginsi. Gerai, kad į Juodkalniją pataikė. Jo. Tikrai gražu. Sunkiai vargom, Jo. bet grožis čia. Bet dabar atsiperka vargas. Nu, įsivažiuoti arti krašto. Kai pasikroviau priekinį žibintą, jau šviečia, tai pasirodo užpakalinis jau užgeso. Važiavau žuvaut namuose porą kartų, paskui ne papilčiau krovimu. Tai dabar reikės jau priekinis mano kaip ir dega, užpakalinis ne, tai per tunelis dar turėsiu važiuoti aš pirmas, o Laima paskui mane. Aš dėjau krautis ir užpakalinį kažkiek pakraus. Nu kur tu leki? Tai kad neilga. Neilgas, negalima šitie. Aina savo, tai čia Traukis ant šoną. pasitraukus aš į šoną. Važiavai ant tunelį be šviesos, vos neužlėkytas ant tavęs. Jau mane čia užkniso tie tuneliai. Čia vienas paskui kitą ir važiuoti šitai. Čia nespėjai išjunginėti. Čia už posūkio Priekinį vėl bus užsigesyk tunelis. dabar. Aš važiuoju paskui tave. Ką tu žiūri? Ir vėl tunelis. Sustok, rieda gerai. Mano mirksiukas apšviečia kelią. Tai gal man priekį važiuot? Kur važiuoji? Tai sustok ir užsidėk ilgą geresnę šviesą. Gerai. Stok, nelys tenai. Važiuojam. Priekį užsidegiai. Gerai. Kol kas važiuojam. Trumpas, gerai. Gerai. Čia degam viską. Stok, nevažiuok į tunelį.
Ilgą užsidegė. Nu tai gali važiuoti. Gerai, važiuojam tolyn. Matau, varom. Priekį negaliu įsigesyti ant šito tarpų. Nu va, irstosi žmonės su baidarėm. Nu ką, o mes važiuojam. Važiuojam čia per tą ežerą. Čia užtvanka, bet jie vadina ežeru. Problemos susidarė blogai su žibintais. Visi žibintai nusėdo ir mes negalim važiuoti per tunelius, to čia vieni tuneliai. Dar sudėjom visus krautis kažkiek tai, dviem kažkaip, tai dar galima. Tai nors būtų vienas priekinis, vienas užpakalinis veikiantis, kinietiški rūpinčiai žibintai. Bjauriai sunku. Nu bet statumas, niekada gyvenime negalvojau, kad aš dar tokį stumsiuosi. Nu nuostabus vaizdas.